Labą dieną! Šiandien mes jums papasakosime apie Ariogalą. Už mūsų nugarų yra mums svarbiausias Ariogalos pastatas, tai yra Ariogalos gimnazija. O štai čia yra Ariogalos poliklinika. Couldn't possibly tell you how I mean, but I can dance. O čia yra Ariogalos seniūnija. Mes eisime pakalbinti kokių nors aukštų žmonių, kurie mums papasakos ką nors įdomaus apie Ariogalą. Laba diena! Mes esame Ariogalos seniūnijoje ir kalbiname šiandieną Reginą Meškauskienę, kuri yra seniūno pavaduotoja atliekanti seniūno funkcijas. Ir kiek laiko dabar be to seniūno mes? Mūsų buvusi seniūnė, Balčiūnaitė Bronislava, išėjo iš darbo spalio mėnesį. Tai dabar jau greitai bus pusę metų, kaip nėra mūsų seniūnės, tai vat šitas pareigas prie savo pavaduotojos pareigų dar atlieku laikinai ir seniūnės pareigas. Dabar kiek tų žmogeliukų gyvena mūsų mieste? Šių metų, sakykime, pabaigoje, tai yra 10 metų pabaigoje, gyveno, kad aš jums tiksliai pasakysiu, tai pasižiūrėsiu, kiek 3277 gyventojai. Noriu pasakyti, kad gyventojų skaičius mažėja, kas aišku labai liūdina mus, bet taip dėl emigracijos ir dėl gimstamumo. Jeigu, sakykime, 10 metais mirė 60 žmonių, tai gimė 10 tik tai. Išvykusių, sakykime, tas pats gyventojų skaičių mažina ir išvykimas į užsienį. Nors tai nėra, kaip sako, visiškai absoliutus skaičiai, kurie parodo išvykimo laipsnį ar išvykstančių žmonių skaičių, bet yra tokių, kurie išvyksta, bet neišsiregistruoja, kitaip tariant, neišsideklaruoja gyvenamosios vietos. Tai tokių, kurie išvyko ir susitvarkė dokumentus, tai turim per 10 metus 54. O yra kas nors atvykę iš užsienio? Sugrįžę, gal tiksliau sakykime, yra tokių, kad sugrįžę iš užsienio. Bendras tas skaičius atvykusių yra per 10 metus 112, bet tai nereiškia, kad tiek atsikėlė gyventojai į Ariogalą. Yra dalis gyventojų, kurie iš gatvės į gatvę išvyko, vis tiek jie skaitosi kaip išvyko. Yra tokių gyventojų, kurie sugrįžo iš užsienio. Visiškai užsieniečių, tai gal, sakykime, gali būti žentai marčios, kai, sakykime, mūsų lietuvaičiai išvažiuoja kažkur į užsienį, parvažiuoja apsivedę, parsiveža. Tai čia yra gal kokie 2-3 atvejai tik tai. Vaikų tuo tarpu gimusių užsienyje ir turinčią užsienietiškas pavardės, tai, sakykime, dažniausiai pagal tėvelį. Tai yra vienas kitas vaikelis, bet irgi nedaug. Taip, tu dabar mažų vaikučių gimsta, o koks seniausias žmogus Ariogaloje ir kiek jam metų? Seniausią žmogų mes turime Starkuvienę Kazę. Jai šiais metais bus 100 metų. Jinai gimusi 1911 metais. Tas bus, aš galiu net pasakyti, kokį, kažkur turėjau parašytą, 5 mėnesį 10 dieną. Papasakokit mums šiek tiek apie šitą vėliavą. Čia yra mūsų miestelio vėliava. Labai graži, sakytumėm. Aukso suvinėta ir labai prasmingas užrašas. Verčiau gyvybę prarasim, nei laisvę. Vėliava buvo pasiūta kaip tik miestelio jubiliejui 2003 metais, kai Ariogalas šventė 750 metų. Tai parkelyje čia prie seniūnijos yra paminklas. Tai tuo metu mes šitą vėliavą pasiuvom mums ir mes ją naudojame švenčių progomis. Į gatvėje, sakykime, ar keliama ant šito mūsų stulpo, kur yra prie seniūnijos, tik tai švenčių iškilmingo progomis, kitaip sakant. Ariogala kadaise buvo labai didelis miestelis ir lygtais turėjo savo rajoną, ar ne? Taip.
nuo 1950 metų iki 62 metų buvo tikrai Ariogalos rajonas. Aš dar buvau maža, bet jau dar atsimenu, kai buvo Ariogalos rajonas. Va, tada buvo čia centras, sakykime, buvo daugiau prijungta, Juodaičių kraštas buvo mūsų, Pernaravos kraštas buvo. Va, nuo 62 metų mes tapom Raseinių rajono sudėtį. Taigi, ačiū labai už pokalbį jums ir tada iki kitų pasimatymų. Dėkoju. Mokytojas ir rašytojas Vytautas Šulskis yra parašęs enciklopediją apie Ariogalą. Užeikime pas jį į namus ir paklausykime pasakojimų apie mūsų miestelį. Dabartiniai namai, kurie yra Ariogaloje, tai turbūt, nėra, pagrindinė gatvė čia jokio namo nėra po karo. Čia ten einant galet viena trubikė tokia yra. Visi buvo mediniai namai. Dabar, kai jūs važiuosite, kada nors važiuosite į rytų Lietuvą, tai rytų Lietuvoje čia yra gatvė, tai rytų Lietuvoje Gryčia bus va taip statoma, va. Galu į gatvę. Ariogaloje visi namai taip, va. Kad čia pro langus, kad būtų matosi, kas važiuoja, kas eina. Taip. Tai šitaip stato rytų Lietuvoje ir Baltarusiai. Tokie. Jiems reikia kiemo. O į gatvę, tai Ariogalai visi šitie namai buvo šitai pastatyti, bet yra ir čia. Tokių, kai eisite aną gatvę, seni namai yra išlikę ypatingai tada, kada šičia takiukas, kada nuo gatvės toliau. Čia, kur vidurinė mokykla. Taip, kur vidurinė mokykla, tai buvo valsčius. Kultūros namai buvo geri namai, pastatyti kunigo Šniukštos. Kunigas Šniukšta buvo labai toks žmogus, kuris mėgo dirbti su jaunimu. Jis turėjo pavasarininkus ir jiems reikėjo dabar gerai, kai yra televizorius, pasižiūrėjai, o pirmo vaidinimai būdavo tik tai tuose saveikliniai. Jis pasistatė šitą kultūros namus. Jie yra už buvusio Maksimos, žinot, kur buvusio Maksima? Už buvusius Maksimus ten yra tokia gatvykė liktai bažnyčios pusė. Mes atėjome prie melioracijos darbuotojo ir mes jį norėtume pakalbinti. Labą dieną, kiek laiko gyvenate Ariogaloje? Labai įdomu. Ir aš norėčiau užduoti vieną klausimėlį. Taigi, kokią prisimenate Ariogalą? Tikrai? Kaip įdomu. Na, tik tiek tikriausiai klausimų ir norėjome jums užduoti. Ačiū už interviu ir linkime sėkmės. Ariogala garsėja savo fabrikais. Prie vieno iš jų, tai yra Skorgenas, esame mes. Šis fabrikas gamina laivus ir eksportuoja juos į užsienį. Taigi, esame prie dar vienos Ariogalos įmonės pavadinimu Nilma, kuri perdirba medieną. Štai yra trečiasis Ariogalos fabrikas, kuris vadinasi Kamira. Taigi, eime į jį pažiūrėsime iš vidaus. Words could never make up for what you do. Easy conversations, no such thing, no, I'm shy. My hips, they lie, 'cause in reality, I'm shy. But when I trip on my feet, look at the ground, the words are written in the dust. When I'm shaking my hips, look for the swing, the words are written in the air. I was a dancer.
žino, kiek yra Ariogalai metų? Jūsų paklausti, ar žinot, kiek Ariogalai metų yra? Oi, nežinau, ne vietinis. Ne, o kaip manot, kiek? Mažai turbūt, kiek gal 600. Aišku. Mes norėtume jūsų paklausti apie Ariogalos praeitį, ką galėtumėt papasakoti? Labai įdomu. Rimtai? Couldn't possibly tell you how I mean, but I've been dance. So when I'm tripping my feet, look at the beat, the words are written in the sand. When I'm shaking my hips, look for the swing, the words are written in the air.